Ikivėžiniai burnos gleivinės susirgimai yra tokie pakitimai burnoje, kurie dar nėra onkologinė liga, bet tikrai turi realią riziką ją tapti. Beveik niekada nėra vienos priežasties, dėl kurios išsivysto tie priešvėžiniai susirgimai. Ir tikrai visada turim visą puokštę kažkokių priežasčių. Tai viena iš jų ir labai dažnai pasitaikanti, tai yra rūkymas, vienas iš žalingų tokių įpročių, kurie tikrai labai stipriai lemia šitos pakitimus. Taip pat gali būti žalingi įpročiai tokie kaip, sakykime, gleivinės kramtymas arba kažkoks kitas mechaninis traumavimas, sakykime, nagų ar tušinukų kokių. Žodžiu, žmonės turi labai įvairių visokių įpročių. Taip pat gali būti, aišku, ir nepatogus protezai, trinantis kažkokie kraštai, aštrios plombos ir panašiai. Taip pat viena iš priežasčių ir dabar vis plačiau aprašoma yra virusinės kilmės. Tai yra, sakykime, žmogaus papilomos virusas, Epstein-Barro virusas ir daugėja tų įrodymų, kad šitie virusai tikrai gali lemti vėžio išsivystymą ir ikivėžinių susirgimų taip pat. Vertinant tai, kad dažniausiai vis tiek yra tam tikri dirgikliai, tai jie turi veikti ilgesnį laiką, kada išsivystytų kažkoks pasikeitimas, tai aš sakyčiau, kad ta tendencija vis tiek galbūt yra būdingesnė vyresnio amžiaus žmonėm, bet tikrai nereikia kaip čia užmigti ir jauniems žmonėms būtinai reikia atkreipti dėmesį į savo burnos sveikatą. Tokių turbūt tikslių ribų nėra. Aš sakyčiau, kad įvairios vėžinės tos arba ikivėžinių susirgimų programos, jos maždaug akcentuojamos yra apie 40 gyvenimo metus. Tai aš sakyčiau, kad tokiai atskaitai arba tokiam įsivaizdavimui turbūt reiktų imti kažkokią panašią ribą. Tų susirgimų skirstymas yra toksai daugiau susitarimo dalykas ir jie dažnai yra skirstomi pagal savo išvaizdą pakitimų ir pažeidimo sunkumą. Tai jeigu mes taip vertintumėm pagal išvaizdą, tai yra skiriama toks pakitimas kaip leukoplakija, tai čia yra baltos spalvos pasikeitimai gleivinėje, yra eritroplakija, tai čia yra, kur yra ryškiai raudoni pasikeitimai burnoje. Taip pat tie pasikeitimai gali būti mišrūs, tai vadinami eritroleukoplakija. Toksai miksas. Taip pat gali būti lėtinis cheilitas, tai yra lūpų uždegimai tam tikri. Yra tokia liga kaip plokščioji kerpligė. Jinai šiaip yra priskiriama autoimuninėms ligoms, tačiau kai kurios jos formos irgi gali būti linkę supiktybėti, todėl kai kada laikomas ikivėžiniais pakitimais. Trumpas atsakymas būtų ne, tikrai ne visi ikivėžiniai pakitimai tampa onkologinė liga, tačiau labai svarbi yra prevencija. Todėl, kad nešalinant tų galimų priežasčių, tokių kaip blogi įpročiai ar nerūkymas ir panašiai, tai tos ikivėžiniai susirgimai jie tikrai yra linkę supiktybėti. Leukoplakija, sakykime, nurodoma literatūroje nuo 1,2 iki 12% netgi gali tapti onkologiniais susirgimais, tačiau neskaičiuojant visų kitų. Manau, kad dar svarbu būtų pažymėti, kad burnoje ne tik ikivėžiniai susirgimai gali tapti vėžiu, nes burnoje gali būti kitų organų navikų metastazės, arba, pavyzdžiui, labai dažnai dantenų kažkokiais pakitimais gali pasireikšti kraujo onkologinės ligos. Todėl, jeigu jūs pastebit kažkokį neįprastą dantenų pasikeitimą staigų, kuris nebuvo siejamas su jokiais kitais pasikeitimais, tai tikrai labai rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją, atlikti papildomus kraujo tyrimus. Nuoširdžiai aš pati per savo karjerą esu diagnozavus realiai vėžinį susirgymą, tai esu diagnozavus tik tai 2 pacientams. Tai iš tikrųjų nedaug. Aš manau, kad dažnai tie pacientai patenka jau pas kitus specialistus,
O ikivėžinių susirgimų iš tikrųjų netaip mažai pasitaiko. Galbūt dėl to, kad mano specialybė tokia, nes jie būtent ir ateina su tais ikivėžiniais susirgimais arba yra atsiunčiami kitų odontologų konsultacijoms. Labai skirtingai. Žmonės yra labai skirtingi ir iš tikrųjų vieni numoja ranka, bet tikrai labai nemažai esu turėjus atvejų, kur atkreipus dėmesį į, pavyzdžiui, lūpų neįprastą ar net ten ragėjimo kažkokį plotelį ar dar, tai žmogus momentaliai metė rūkyti. Jis iš karto sako, aš tą pačią dieną pasidėjau ir iš tikrųjų jisai paskui grįžo kontroliai, priežiūrai ir panašiai. Ir metė rūkyti. Tai čia matyt nėra vienodų žmonių ir kaip jie elgiasi, čia negaliu pasakyti. Aš visada labai siūlau žmogui, kuris niekuo nesiskundžia, pirmiausia apžiūrėti savo burną ir gleivinę prieš veidrodį, pavyzdžiui, kai jisai valosi dantis. Nes dažnai susiduriam su tuo, kad tos ikivėžinius susirgimus žmonės pastebi tada, kai jie, sakykime, prasirgo virusinę kvėpavimo takų infekciją, skaudėjo jau ten tada gerklę kažką ir jis tada pasižiūrėjo į savo burną ir pamatė, kad kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai tie pakitimai jau būna ilgą laiką, tiesiog jisai jų net pažino, nepamatė. Tai vienas dalykas būtų tiesiog apžiūrėti save. Kitas dalykas - atkreipti dėmesį į asimetriją, reiškia, ar yra ir kitoje pusėje, sakykime, kažkoks panašus pasikeitimas. Nes tai irgi labai dažnai turi tam tikrų požymių. Labai svarbu, jeigu turite kažkokių žaizdelių burnoje, kurios negyja 2 savaitės ir ilgiau. Arba gali būti ir kažkokie nelygumai, tarsi sukietėjimai, gali būti ir perštėjimas burnoje, deginimo jausmas, tokie subjektyvūs simptomai. Tai visus juos reiktų atkreipti dėmesį ir nuvykti pasitikrinti. Pirmiausia, aš manau, iš tikrųjų kreiptis pas savo gydytoją odontologą ir išsiaiškinti, ar tai tikrai yra kažkokia įtarimų keliantis kažkoks darinys. Jeigu nepavyksta patekti pas burnos gleivinės specialistą, tai tada turbūt reikėtų kreiptis ir į savo šeimos gydytoją, kad jisai įvertintų esamą pažeidimą. Aišku, visada siūlom, kiek įmanoma, užbėgti už akių visiems šitiem dalykam, tai sakykime, nevengti žmogaus papilomos viruso skiepo. Dabar visiems paaugliam jau, nežinau, čia prieš kelis metus, jau pradėjo jos planinė tvarka visus skiepyti. Tai čia irgi ir yra būdas jum užbėgti už akių ir išvengti šitų dalykų ateityje. Pirmiausia, aišku, reiktų patvirtinti diagnozę dėl to, kad paprastai iš apžiūros mes galime įvertinti tik tai kliniškai, ar ne, ir parodyti tokį kaip įtarimą, kad yra tas susirgimas. Jį reiktų patvirtinti biopsiją, tai reiškia imamas audinių mėginys chirurginiu būdu ir siunčiamas ištyrimui. Kai turim patvirtintą kažkokį pakitimą, tada pagrindinis dalykas, aišku, yra stebėjimas. Ir ten įvairiai nurodo, galbūt priklausomai nuo pakitimo sudėtingumo, bet aš sakyčiau, kad tokie 3 mėnesiai turėtų būti tas reguliarumas apsilankymų, kad stebėti ir aš sakyčiau, kaip iš specialisto pusės jis turėtų visada nusifotografuoti, todėl kad kartais mūsų atmintis gali mus apgauti, o tas užfiksavimas toksai tiesioginis, jisai labai svarbus įvertinti, ar vyksta kažkokie pasikeitimai. Galima, aišku, tą gydymą skirti kažkokį simptominį, jeigu pacientas turi simptomų, jeigu jam peršti, jeigu jam kažkur maudžia, žodžiu, jeigu turi kažkokių tokių pastebėjimų ir kitų nusiskundimų. Tačiau tas medikamentinis gydymas jis yra tik simptominis. Priešvėžiniai susirgimai patys savaime neturi gydymo. Ir jeigu tie susirgimai kažkokie jau yra ir besiplečiantis arba kažkokie reaktyvūs, tada galima galvoti apie chirurginį jų pašalinimą. Aišku, jeigu yra labai stipriai išplitę, tas visas pašalinimas jis gali būti labai sudėtingas arba per vieną kartą to neįmanoma padaryti, tai tuomet jau turbūt reiktų vis tiek kreiptis pas
bendrosios medicinos ar ne specialistą, kuris galėtų mums pagelbėti šiuo atveju. Pirmiausia, aišku, rūpintis savim, savo sveikata. Tai čia įeina ir paprasta burnos higiena, kad jinai būtų reguliari ir, sakykime, dantų gydymas laiku tada, kada jisai turi būti atliktas, protezavimas, kokybiškas protezavimas, jeigu reikia kažkokios pataisos protezų ar bet kokių prietaisų burnoje. Taip pat labai svarbu, kaip minėjau, skiepai. Jų nevengti ir jais naudotis, nes čia yra tikrai vienas iš tokių lengviausių turbūt būdų išvengti šitų dalykų. Ir aišku, būtinai laiku kreiptis. Negalvoti, kad bet koks nedidelis pakitimas, kad jisai yra per menkas, ten, sakykime, įvertinimui, nes tie dalykai dažniausiai vyksta labai tyliai ir nebyliai ir kai jau mes juos pastebim, kartais iš tikrųjų būna labai gaila, kad pacientas neatvyko bent kažkiek anksčiau pas mus. Ir kadangi vasario mėnuo yra būtent skirtas burnos vėžio ligų prevencijai, tai aš tikrai visus labai skatinu kreiptis į savo odontologą, į savo gydantį gydytoją ir pasirūpinti savo sveikata, jeigu turit bent menkiausių įtarimų dėl burnos sveikatos.